Labas rytas, gerbiami televizijos žiūrovai, ir šiandien mūsų piloto laida yra netradicinė. Kas 5 metai vykstantis Aukštaitijos džipų ralis. Taigi, kaip ir kas 5 metus mes susirinkam saudringą minią, kurie stebės aistruoliai šėstančių automobilių gausmą, padangų ūžesį ir žinoma išmetamų dujų kvapą, kuris yra tarsi adrenalinas, tarsi šviežias deguonis vaikštant po kalnus. Mums tai yra įkvėpimas. Ir dabar mes iš karto norėtumėm jums pasiūlyti pasižiūrėti reportažą, kaipgi ruošiasi mūsų ekipažai sportininkai. Ramūnai. Na ir Audriu, ačiū Audriu, ir norim pasidžiaugti, kad šiandien yra neeilinis įvykis, kad šiais metais užsiregistravo rekordinis skaičius dalyvių. Tai yra net 3 ekipažai. Norim pasidžiaugti, kad nugalėtojai gaus ne tik tai taurę, diplomą ir vimpelą, bet jie dar gaus ir kvapniąsias eglutes. Taigi, žiūrime reportažą. Likus vos kelioms minutėms iki starto, mes norim mūsų interaktyvioje laidoje pasidomėti, pasiteirauti, kaipgi sekasi mūsų broliams Savickui ir Lapėnui. Taigi, broliai, sakykit, kaip jūsų pasiruošimas vyko, papasakokit, ar džiaugite švente? Labą dieną, džiaugiamės, tikrai švente, iš tikrųjų įspūdinga šventė, tiek daug žiūrovų susirinko, tiek daug ekipažų, iš tikrųjų šiandieną bus fiesta didžiausia, kokia tik tai gali būti Aukštaitijos ralyje. Pradžių noriu padėkoti rėmėjams, Algiui už priekinę ašį, pusbroliui už priekinių ratų suvedimą, dėdė Romui už kompresiją. Atsisakėm iš tikro visų rėmėjų lipdukų, vietoj lipdukų mes nusipirkom daugiau kuro, nes girdėjom, kad vienas ekipažas... Ačiū už atsakymą, sakykit, kaip ruošitės varžyboms, su kokiais sunkumais susidūrė? Nu, kokie sunkumai? Vis tiek praėjo 5 metai nuo praeito etapo. Turėjom vieną treniruotę, iš tikro buvom tikrai pasiruošę tai treniruotei, išstudijavom visas apylinkės su broliu jaunėliu. Kaip studijavot, ką jūs darėt? Tikriausiai lakstėt, raižėt savo įtikliojo automobiliu. Ėjom daugiausiai peškom. Daugiausiai peškom, grybaudami, uogaudami. Kaip, sakykit, kaip vertinat savo priešininkus? Kaip jums atrodo, priešininkai yra šiais metais stiprus? Labai stiprus. Priešininkai iš tikro šiemet labai stiprus, todėl reikėjo ruoštis. Dėl to yra 3 priešininkai, iš kurių liko gaila tik 2, bet tai bus tada įnirtinga kova. Įnirtinga kova. Dalyvavimo reiškia jau 15 metų jie tame dalyvauja ir kas kartą jūs diskvalifikuoja. Sakykit, kaip jūs galvojat šiais metais? Nu, žinot, su tom diskvalifikacijom čia yra kita istorija. Tikiuosi šiemet nediskvalifikuos. Praeitą etapą taip diskvalifikavo, nes jaunėlis nebuvo pasiėmęs teisių. O prieš tai buvo, kad technikinė pasibaigė. Neatsitraukit nuo savo televizorių ekranų, kadangi tikrai laukia įnirtinga kova, verta pasilikti, stebėti, užsidėkite ir jūs. Na ir dabar norėtume mes pakalbinti kitą antrąjį ekipažą, kuris atvyko iš Zarasų, tai sesės Leontjevas. Na ir sakykite, kaip руošiatės šitam didžiajam ралли? Не, ну ты как мы готовились? Нам надо готовиться, мы нормально ездим всю жизнь, уже 15 лет мы с сеструхой ездим, и мы... Чё? Извини, пожалуйста. Ну и мы уже победили, наверное, как в 3-4 чемпионата, да? А какие чемпионаты все исламиты? Ой, так мы тут в Аклати ездили, потом мы еще в Беларуси ездили, и потом мы еще на Саратов поехали, и там еще победили тоже. Ну такой там был уже женский чемпионат, так было очень интересно. Na ir sakykite, kokios prognozės ir ko tikitės iš šito čempionato? Ну, конечно, мы думаем, что мы победим, не то, что думаем, точно победим, я это точно вам говорю, точно знаю. И, конечно, очень хотелось бы поблагодарить нашего спонсора, единственного спонсора Славомира Леонтьева, потому что он нам предоставил все. Во-первых, косметику очень хорошую, дорогую. Во-вторых, наша одежда очень дорогая, хорошая. И вот там очень хорошие компактные диски у нас, и аппаратура стоит нормальная, так что думаем, мы победим точно. Е-е! Ну-ка. Поликса как! Ура! I'm a
dabar noriu pakalbinti mūsų nugalėtojas pirmosios vietos. Sakykit, kokie sunkumai buvo šių metų trasose? Нет, я так рада, потому что мне было совсем трудно, абсолютно трасса была прекраснейшая, да, нам очень понравилось, очень много зрителей было, эти зрители все стояли, все кричали, все орали, но было очень приятно ехать, мы просто ехали как на крыльях, а сейчас, что вы говорите? Iš kaimininės šalies, sakykit, kokius... Какой kaimininės šalies, taigi Zarasai? Nu taip, kažkada taip aš... Просто мы... Jėga! Nu va, jėga, jėgelė, sveikinamės dar kartelį nugalėtas, leisit paspausti Что они там ranką. делают? Nu, bet žinoma, kaip pasakyti, ten, kur automobilis, ten ir moters aistra nugali ir veda į priekį. Tai yra kaip moteris, kaip turbinos. Nebereikalo, sako Baba Diesel, o čia, žinoma, šiais metais važiavo dizelinis džipas, kuris ir nugalėjo. Na ir leiskite pasveikinti jūsų komandą, antroji vieta. Sakykite, kaip jūs jaučiatės? Laimėję sidabrą, laimėję antrą vietą. Nu, o ką blogai jaučiasi? Prizinė vieta yra, čia, ne kart mes nebuvom Ne pasiekę kiekvieną tokio. sidabrą, tokio šventį, tiek dalyvių ir sidabrą. Tai jūs nekiek nenusiminėt, jūsų neglumina tai, kad jūs pralaimėjote mūsų viešnioms, mūsų moteriškiams, kurios jums dabar taip ir kirčia. Sakykite, ar nėra nuoskaudų, ar nėra liūdesio pralaimėjus prieš moterišką komandą? Žinai, yra liūdesys, nes niekas nesakė, kad bus tarptautinis konkursas. Mes būtume kitaip Mes pasiruošę. būtume iš karto visiškai pasiruošę, bet sidabras mus tikrai džiugina ir visą šitą. Nes mes matot, mes gavome... Ei! Dar kartą noriu pasveikinti su antraja vieta, tai yra prizinė. Nu, tai gal su mumis švęst, ne? Pirti, ką? Ką? Manau, kad Nes taip ir su prizininkės pirmos vietos laimėtojas sutiko į pirtį įvaryti ir gal jūs? Tai būtinai, kolega būtinai. savo. Na, tai mes Kolegos tada norime gal atsisveikinti su mūsų televizijos žiūrovais ir mes einame švęsti šventę. Aha, su šventė!